Mano vardas Agnė. Ar aš Agnė, tai vardas mano Agnė. Čia žinai, kaip mes dažnai ateiname į sociumą ir prisistatom pagal pareigas arba pagal kažkokią tai statusą. Ir labai gražu, kai aš girdėjau tam tikrus mokytojus, kurie paklausė, tai tu save apsibrėži tuo, tai čia rakursas mažas. Tai ne, aš esu Agnė, mano vardas Agnė. Kas aš esu? Oi, čia labai gilus klausimas. Žinai, aš gal pasakysiu per kitą kampą, nes čia per užsiplės mūsų tema. Mano aistra yra žmogus. Mano aistra yra žmogaus sistema. Mano aistra yra pažinti, kaip tai veikia ir kaip tai neveikia. Kas atsirakina ir ar tikrai yra 5 sensoriai, kuriais mes vadovaujamės. Ar yra kažkas kito, visa žmogaus sistema man yra aistra. Tai reiškia, kad reikia išsiaiškinti savį, pirmą pasitikrinti, tada kitose. Ir apie tai, vat aš esu apie tai. Kokiais klausimais galite žmonės kreiptis ar verslai? Verslai žmonės, ne? Aš žinau, kad mes įrašinėsim šitą video, tai aš pasidariau namų darbus. Kad tai nebūtų mano žodžiai ir mano įsivaizdavimas kaip, nors turiu, aišku, savo įsivaizdavimą. Aš pasidariau, nes parašiau žinutes žmonėm, su kuriais sąveikauju, ką pasakytų, arba ką pasakytų. Man patinka pirmiausia sakyti, kodėl neiti. Tai neiti jokiais būdais neiti, jeigu yra noras kažką tai pasilikti, kad tai būtų kaip yra. Tai tada neiti. Neiti, jeigu yra noras nesikeisti. Tada neiti. Neiti, jeigu yra noras tokios, žinai, paguodos, kad visas pasaulis mane puola ir aš esu nelaimingas ir man nesiseka ir va taip yra. Tai tada irgi greičiausiai neiti. Ir čia nėra apie žmogišką nejautrumą, atvirkščiai, čia yra apie grįžimą į atsakomybę. Ir kada eiti? Ką aš išgirdau? Buvo įdomu. Aš išgirdau, kad sakiau tokius pasakymus. Eiti, jeigu nori save patirti daugiau. Eiti, jeigu nori atsistoti prieš tiesą. Eiti, jeigu nori eiti link tiesos. Eiti, jeigu nori pokyčio. Eiti, jeigu nori atrasti bent jau ramybę. Eiti, jeigu nori atsirakinti save vis daugiau ir daugiau. Aš savo žodžiais tai vadinu atrakinti resursus. Mes visi turim daugiau resursų ir atsirakinti savo vis didesnius resursus, bet kažką savęs daugiau. Eiti, jeigu tu esi pasiruošęs transformacijai. Tai man tas žodis nepatinka, nes jisai toks tai dabar jau pakankamai nuvalkėtas, o jisai reiškia apie neišvengiamą pokytį ir jisai gali būti malonus arba mažiau malonus. Tai eiti tada. Eiti, kai norisi daugiau aiškumo ir supratimo, apie ką yra tavo gyvenimas ir kasdiena, reiškia konteksto supratimo didesnio. Dar vieną pasakymą. Eiti, pagaliau susitikti suaugusiu žmogų ir pradėti žiūrėti, kaip sprendimus priiminėti iš gausos arba kaip gyventi ir veikti iš gausos. Tai va tokius susirinkau komentarus. Ir tiek, aš žinok, nepridėsiu savo, nes tai skambės kažkaip patosiškai. Tai va čia gyvų žmonių tekstai, kurie sugulė ir sugulė. O jeigu konkrečiau apie verslus? Apie verslus, ne? Žinai, aš mėgstu sakyti, kad... Kokiem verslam eiti, kokiem neiti? Kokiem verslam eiti, kokiem neiti. Aš daug dirbu su, pavadinkim, tylo paradigma. Tylo paradigma, kuri šneka apie gyvas organizacijas. Ir tai nebūtinai eiti gyvą organizaciją. Tai yra prisiminti žmogiškumą, tai yra prisiminti resursų atidarimą pačioje įmonėje, nes mes, kai resursus uždarom, tenais, mes pripratę tarsi labiau kontroliuoti ir tarsi labiau spausti žmonės.
Ir jau krūva tyrimų parodyta, kad spaudžiamas žmogus, jisai dirba 3 kartus mažiau negu atpalaiduotas žmogus, visom prasmėm. Atpalaiduotas žmogus padaro 3 kartus daugiau. Tai aš esu apie tai, kas yra įmonės kontekstas, kur yra užspausta ir kur yra, kas tas, ką galima atleisti ir kaip tai yra. Tai nereiškia nedirbti, tai nereiškia psichologiniai būreliai, tai reiškia kaip atrakinti žmonės, kad jie išsitrauktų visai kitą potencialą, jie jaustų visai kitą prasmę, jie jaustų visai kitą kaifą ir draivą nuo savo veiklos. Apie tai. Pas mane kreiptis, kai yra prarastas žmogiškumas. Žinai, yra atveju, kai sueina valdybos ir sako, mes pinigų užsidirbom, bet kaifo nebėra veikti. Dirbti nebėra. Nebėra kaifo, nes kažkaip kalam, tas žodis kalam pinigus, mes jau užsidirbę jau savo gyvenimam, o nebėra, to kaifo prasmės nebėra, žinai, tada tikrai kreiptis, kai yra konfliktai, nes konfliktuose yra didžiausias potencialas visai kitom išraiškom ateiti. Konflikte aš sakau dažnai, visi sako iš eilės, kad jeigu sprendi konflikte tam pačiam lygyje, kuriame yra klausimas, tu jo niekada neišspręsi. Tu turi gebėti pamatyti platesniam kontekste, tiesiog platesniai, žinai, skambant, pakilti į kitą aukštą, pasimti kitą mastelį. Metaforos aš dabar skirtingas sakau, ar ne? Vis tik tai grįžti į didesnį mastelį, matyti didesnį kontekstą apie ką ir tada tau tas konfliktas jis atrodo, taigi čia paprasta. 1, 2, 3, 5, ar ne? Ir netgi jeigu tai yra emocinis konfliktas, ten irgi yra užslėpta labai daug resursų, kurie gali juos neslapinti ir atvirkščiai juos eiti ir juos tik tai mokėti ekologiškai tą daryti. Ir kaip taisyklė, kai mes einam gyvas organizacijos transformacijas daryti, yra laiko klausimas, aš visą laiką laukiu konfliktų, nes jie yra laiko klausimas, kada ateina. Ir tenai yra tikrumas, ten atsiranda, ten yra tie gražūs lūžiai, kur mes galime išeiti visai kitą kokybinį lygmenį sąveikos, savęs jausmus, savęs kaifo, tokio, kur aš galiu turėti nuomonę, išraiškas ir visą kitą. Ir būtinai įmonėm kreiptis, ypatingai vadovam, kuo toliau, tuo labiau yra spaudžiami, kuo labiau neatlaiko krūvių, neatlaiko darbuotojų pasipriešinimo, neatlaiko tas mūsų, žinai, sukurtas iš žmonių atėjęs pasakymas mano vaikų darželis, nesugeba, neprisima atsakomybės, nedaro, ne kažką tai. Tas vaikų darželis, labai baisiai pasakysiu, bet bus tol, kol vadovai bus tėvai ir bosai. Tai reiškia, kad labai aiškiai įsiaiškinti, kas yra ta strategija, kurioje veiki ir ką darai, kas yra, kur tu pats veiki ne taip ir tada tavo kolektyvas yra tik tai atoveiksmis tavęs paties. Tai kreiptis vadovam, kur vis daugiau ateina daugiau chaoso, vis daugiau ateina, taip, žinai, pavadinsiu irgi nepopuliariai energetinių srautų ir kai nebeatlaikai pats ir pats pradedi sabotuoti savo įmonę ir eiti mikromanagementą, tai reiškia, kad sabotuoji savo įmonę nuo plėtros ir galimybių stoti tenai šalia ir vis tik tai matyti platesnį kontekstą, ką daryti. Kreiptis įmonės workshopam kitokiem, kurie yra labai darbiniai. Kreiptis įmonės mokymam labiausiai, nežinau kaip lietuviškai, tie softiniai skillsai, subtilieji. Nes jau turbūt mes supratom, kad viskas yra gerai darbas, jeigu mes nekreipsim dėmesio į žmonių, tą subtilų žmogaus sandarą, struktūrą, tą struktūrą, mano mėgstamas žodis. Tai tada jie laiko klausimas, kada lūžta, žmonės pervargsta, žmonės eina depresiją, žmonėm prasideda panikos priepuoliai ir tai nebėra jau pavieniai žmonės, tai yra labai didžiulė statistika, mes galim, žinai, vartyti akis ir sakyti, čia tik tai silpnų. Ne, tai jau vyksta, tai vyksta įmonėse ir tai tampa ir įmonių klausimas, ką daryti prevenciškai, kad vis tik tai amortizuoti ir kuo mes galime vieni kitiem padėti, kad taip nebūtų ir tuo pačiu daryti darbus.